Sveiki, mėlyjeji! Kviečiu įdomiai praleisti laiką kartu su laida Grožis, stilius, sveikata. Na, o šiandien matysite. Pavasaris pats metas pasirūpinti savo figūra, trenerių patarimai, kaip iki vasaros padailinti kūno formas, naujosios grožio studijos Belučių atidarimas, paslaugų pristatymas ir išskirtinio vakaro akimirkos. Iki vasaros lieka vis mažiau laiko, tad dabar pats metas pasirūpinti savo kūno formomis. Tačiau pripažinkime, kad ne visi turime laiko ir galimybių plušėti sporto salėse. Tad dabar kviečiu pasižiūrėti krepšinio klubo Lietkabelis sporto trenerio patarimus, kaip greitai, efektyviai pasiekti norimo rezultato namuose. Labadiena, aš esu Robertinas Vilimas iš krepšinio klubo Lietkabelis. Šiandien norėtumėm Jums pademonstruoti keletą liemenis stabilizuojančių raumenų pratimų, kai kurias jų grupės ir jų atlikimo techniką bei tempus. Taip, kad galima pradėti. Gediminas dabar pradės nuo atsispaudimo pozicijos, kojos pečių plotyje, rankos taip pat, liemo, nugara nedarom hiperekstenzijos, sėdmenys įtempti, ne per daug išlinkę ir rankomis dabar važiuoja į priekį, aktyvuoja, atleidė, aktyvuoja, į šoną, atleidė, kita ranka, aktyvuoja, atleidė. Pratimo metu dubuo visą laiką tiesus. Gerai. Šituo pratimu mes nesiekime visko laikyti minutę ar 2 minutės, kadangi realiame gyvenime mes nesusidurėme su tokiom situacijom, kada gavę kažkokį kontaktą mes jį laikome 2 minutės ar minutę. Taip kad šitais pratimais mes bandome stabilizuoti ir vėl aktyvuojam, atleidžiam, aktyvuojam, atleidžiam. Taip, jeigu Gediminas dabar darė rankas tiesiai į šoną, čia vienas kartas, kita ranka tiesiai į šoną, vienas ratas. Mes tokius darom 5 ratus, darome 20-30 sekundžių pertrauką ir darome antrą seriją, galima trečią. Priklauso nuo jūsų fizinio pasirinkimo. Antrasis pratimas, kurį mes dabar darysim, bus lentutė. Vėl sėdmenys įtempti, kojos pečių ploti ir viena ranka tiesiame į priekį, atleidžiam. Kita, vėl suaktyvinam ir vėl į statinę padėtį. Suaktyvinam ir vėl į statinę. Suaktyvinam. Gerai. Vėl. Jeigu šitą pratimą darome vieną ranką, kita ranka, vienas kartas. Galime daryti 6-10 kartų, 20 sekundžių poilsis, 3-4 serijos. Vėl. Ta pati padėtis. Dabar ką atlikome rankomis, darom su kojomis. Pakeliam vieną koją, koja įtempta, sėdmenys tempti. Atleidžiam. Pakeliam, 1-2, atleidžiam. Pakeliam, 1-2, atleidžiam. Gerai? Vėl. Viena koja, kita koja. Vienas kartas, 6-8 kartus, 2-3 serijos. Dabar Gediminai ant nugaros. Pratimas pilvo presui. Keliai 90 laipsnių kampu, pėdos ant žemės, rankos į viršų ir keliamės ir siekiam. Vienas. Nepamirštam kvėpuot. Gerai. 15-20 kartų, priklausomai nuo pasirengimo, 3-4 serijos. Gerai, į bridžą dabar. Sėdam. Tai bus vienos kojos tiltelis. Kojos pečių plotyje, kelias 90 laipsnių kampu. Pėda gali būti arba pilna, arba tik tais ant kulnų. Pakeliam į viršų, stabilizuojam liemenį, keliam vieną koją ir dabar sulenktą traukiam prie savęs. Sulenkiam, ištesiam. Sulenkiam, ištesiam. Atlikimo tempas lėtas, liemo visą laiką stabilus. 10 kartų viena koja, keičiam, 10 kartų kita. Liemo visą laiką stabilus. Kvėpavimas. Gerai.
Ir sekantis pratimas, kurį mes atliksime, bus apatiniai nugaros daliai. Taip kad ant pilvo, rankos tiesios, kojos tiesios, keliame ranką ir kartu priešingą koją. Ir atleidžiame. Ir atleidžiame. Galime atlikinėti taip, kaip dabar Gediminas daro, kada jisai kaitalioja visą laiką. Galima atlikti, kad jisai kairę ranką pakėlęs, dar sykį. Dar. Gerai. 6 kartus viena pusė, tada kita pusė. Šeši kartai. Ta pačia koja, ta pačia ranka. Ta pačia koja, ta pačia ranka. Koja įtempta, ranka įtempta. Kita pusė 6 kartai. Šeši kartai, tik tai kojos. Šeši kartai, tik tai viršutinė dalis. Ir visas kūnas, ir kojos, ir rankos. Gerai, ačiū. Šį pratimą galima atlikti, kaip dabar Gediminas darė, dinamikoje, arba taip pat galima atlikti statinėje padėtyje, kada pakeliame vieną ranką, vieną koją, laikome 5 sekundės, tada keičiame ir praeinam visą šitą rutiną. Visų pirma, sportuojant namuose reikėtų nepamiršti raumenų tempimo pratimų ir apšilimo, kadangi tai gali ir privesti prie didesnių problemų, tai yra kažkokių patirtų traumų. Sportuojant namuose dažniausiai žmonės naudoja savo kūno svorį. Taip kad visi internetas pilnas šitų pratimų, galima jų tikrai daug pasižiūrėti ir yra jų atlikimo technikos, daug elementų parodyta internete. Taip kad didelės žalos savo prisidaryti su kūno svorio pratimais nėra daug šansų, bet nereikėtų visų pamiršti apšilimo ir tempimo pratimų. Sportavimo tempas priklauso nuo jūsų fizinio pasiruošimo. Jeigu jūs esat mažai sportuojanti ar sportuojantis, sportuoti reikėtų 2-3 kartus per savaitę. Jeigu jūs esat aktyviai sportuojantis, galima ir 5-6 kartus. Kardio treniruotės galima daryti 3 kartus, maišant jas su jėgos treniruotėmis. Ką aš ką tik parodžiau, liemens stabilizavimo pratimus, juos galima atlikti ir kasdien. Aišku, nebūtina, bet galima ir 4 kartus per savaitę atlikinėti. Prieš treniruotę galima po pagrindinės dalies. Su maistu yra taip, kad reikia valgyti ir prieš ir po. Reikia nepamiršti tų abiejų dalykų. Valgyti prieš treniruotę geriausia 3-4 valandas. Po treniruotės, norint geriausių rezultatų, reiktų pavalgyti 45 minutės iškart po veiklos. Per tą periodą, kada jau tas yra vadinamasis galimybių langas. Grožio studija Belučių jau kuris laikas džiugina dailiosios lyties atstovės išskirtinėmis procedūromis, tačiau dabar studija atsinaujino ir išplėtė ne tik savo paslaugas, bet ir tapo gerokai modernesnė. Taigi dabar kviečiu susipažinti iš arčiau ir įvertinti naująją grožio studiją Belučių. Jau nuo senų laikų tarp moterų buvo stipri konkurencija ir klausimas, kaip jai būti pranašesnė už kitas, buvo tikrai aktualus visais laikais. Estetinė moters išvaizda buvo laikoma pagrindiniu moters patrauklumo ženklu, todėl kiekviena dailiosios lyties atstovė rūpinasi savo grožiu, stengiasi, kad jis kuo ilgiau džiugintų aplinkinių akis ir kuo ilgiau išliktų nepakitęs.
Belučių grožio ir terapijos kabinete atliekamos grožio procedūros naudojant pačias naujausias ir pažangiausias technologijas, kurios dailiosios lyties atstovėms suteikia galimybę pasijausti tikra dama, turinčią sveiką, spindinčią ir gražią odą. Čia atliekamos klasikinės grožio priežiūros procedūros bei aparatinės kosmetologijos terapija. Dirbama su laiko patikrinta, aukščiausios kokybės profesionalia kosmetika bei aukštųjų technologijų Jungtinių Amerikos valstijų Izraelio kompanijos Viora estetinės medicinos aparatais. Ši aparatūra išspręs visas jūs kamuojančias estetinės, veido ir kūno problemas. Belučių grožio ir terapijos kabinete procedūros atliekamos su žymiausių pasaulio gamintojų kosmetika. Filorga pripažinta ir visame pasaulyje garsi bei gerą vardą turinti kompanija specializuojasi estetinės medicinos produktų, stabdančių odos senėjimo procesus ir gražinančių odos jaunystę gamyboje. Su šia kosmetika procedūros atliekamos ir belučių grožio ir terapijos kabinete. Filorga specialistai šiai dienai yra sukūrę pilną paletę anti-aging produktų, kurie pasižymi ypač dideliu efektyvumu ir visapusišką anti-aging požymių korekciją. Tie produktai yra mezoterapijos mišiniai, cheminiai pylingai, audinių užpildai, profesionali kosmetika darbų salone, taip pat produktai naudojami namuose. Terapijos kabinete atliekami cheminiai odos šveitimai Filorga naujausios kartos šveitikliais. Sprendžiamos įvairios estetinės odos problemos, odos spalviniai defektai, pigmentinės dėmės, spuogai, keratozė, odos suglebimas, raukšlės, strijos, randai ir kiti odos trūkumai. Rezultatas greitas ir akivaizdžiai pastebimas, nereikalaujantis po procedūrinio laikotarpio. Nepaslaptis, kad kremai negali aprūpinti odos tokiu kiekiu veikliųjų medžiagų kaip mezoterapija, tačiau procedūros pastaruoju metu ypač populiarios. Filorgos mezoterapijos mišiniai yra patentuoti tiek savo sudėtim, tiek technologija. Lietuvoje registruoti kaip medicininiai gaminiai, kas yra labai svarbu, nes tai reiškia saugumą, kompanijos kaip atsakomybę bei šalutinių reiškinių nebuvimą. Kalbant apie Filorgos audinių užpildus, reikia paminėti tai, kad rezultatas yra labai natūralus po šių procedūrų. Filorga kompanija netgi turi savo šūkį French Touch, kuris reiškia prancūzišką požiūrį į stilių, eleganciją ir grožį. Ta prasme, kad moteris turi išlaikyti savitus bruožus ir netapti panašia ir vienodai į kitas moteris. Grožio ir terapijos kabineto Belučių įkūrėja Laimutė Šiurskienė ne tik sukūrė išskirtinę grožio oazę moterims, bet ir pati atlieka procedūras, kurių rezultatai ypač džiugina dailiosios lyties atstovės. Laimutė baigusi medicinos studijas, nuolat stažuojasi tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tad įgytos žinios puikiai atsispindi jos darbuose. Paslaugos, kurias atlieka Laimutė: 6D antakiai, lūpų putlinimas, hialurono injekcijos, mezoterapija, dermabrazija, riebalų deginimo ir veido stangrinimo procedūros, makiažas. Į savo komandą Laimutė pakvietė ir estetinės medicinos gydytoją Ingą Baranauskaitę, kuri atlieka botulino toksino ir hialurono injekcijas. Taip pat licencijuota meistrė atlieka veido koregavimo chirurginiais siūlais procedūras. Na, o moterų akių grožiu rūpinasi blakstienų priauginimo meistrė Evelina, kuri siekia paties geriausio rezultato. Kai žmonių yra klausiama, kokiems grožio salonams jie teikia pirmenybę, dažniausiai pasigirsta štai tokie atsakymai: paslaugų įvairovė, naudojamos produkcijos kokybė, grožio meistrų profesionalumas ar paslaugų kaina. Tačiau negalima nepastebėti, jog kai kurie žmonės tarp šių variantų pateikia ir dar vieną – tai grožio salono interjeras. Žmonės natūraliai yra linkę teikti pirmenybę tiems grožio salonams, kurie turi originalų išskirtinį interjerą. Siejant tą interjerą baltą su spalva balta, susisieja labai gražiai elegancija. Moteriška elegancija, baltos spalvos elegancija, viskas susidėjo į labai tvarkingą, tokį skambančią visumą. Šiam salonui išskirtinumo suteikia tai pati vieta energetiškai, vien dėl to, kad tai jau yra senamiestis, tai jau sena vieta, praeita žmonių daug, pragyventa, sukaupta, viskas ir vaizdas labai gražus. Pro langą matosi senvagė, viskas
visas gyvenimas Panevėžio matosi. Taip kad čia duoda daug išskirtinumo tai vietai. Grožio ir terapijos kabinetas Beluči – tai moderni elegancija, dvelkianti jaukia aplinka bei išskirtinis dėmesys klientui, kvalifikuotų specialistų, prestižinių prekinių ženklų ir ypatingų paslaugų derinys, neišsenkantis grožio ir estetikos šaltinis, kuriuo mėgautis jau galite ir jūs. Na, o dabar kviečiu pasižiūrėti grožio studijos Beluči atidarymo akimirkas iš pristatymo vakarėlio. Gražus renginys, visi žmonės, gražios damos, visur aplink gražu. Tikrai puikiai, kol kas puikiai pradžia. Labai džiaugiuosi, tai yra ir pavasario šventė. Laimutei taip pat linkėsiu džiuginti toliau Panevėžio moteris, ne tik Panevėžio. Visada jinai yra besišypsanti, puikios nuotaikos, to jai ir palinkėsiu. Laimutei palinkėčiau, kad tokia išliktų visą laiką, besišypsanti, visą laiką maloni. Jos procedūros, manau, tikrai atitinka visus lūkesčius. Laimutė ranką labai gerą turi, tai to ir siekia, stengiasi, mokosi daug ir linkiu jai sėkmės. Laimutei palinkėčiau iš tikrųjų būti tokiai nuostabiai ir gerai specialistai, kokia jin yra, ir toliau tobulėti, toliau plėtoti savo verslą, nes jinai nuostabi moteris, puikiai verslininkė ir nuostabi draugė. You and I. Žmogaus pėdai tenka išlaikyti ir nešioti kūno svorį. Per dieną nužingsniuojame apie 18 000 žingsnių. Ir kaskart pėdai pasiekiant žemę, jai tenka smūginis krūvis, prilygstantis dvigubam kūno svoriui. Didžiausias krūvis einant tenka tvirčiausiai pėdos daliai kulnai, o nuospaudos, nuotrinos, įskilimai, rakštis kulnis vargina taip pat dažniausiai. Neveltui pėdų priežiūros specialistai tvirtina, niekas nepastebi jūsų kulnų, kai jie sveiki. Taigi juos prižiūrėti būtina ir ne tik dėl nepriekaištingos išvaizdos. O juk artėja vasara, kada rinksimės atviresnę avalynę, tad pats metas pasirūpinti savo pėdomis. Atkreipti dėmesį į dalykus, kurie yra ne tik dėl grožio, va taip gal pasakyčiau. Tai yra įaugantis nagai, sustarėję nagai, kurie sukelia skausmą, kurie sukelia problemas įvairias, netgi uždegimus, nuospaudos, bet jos taip pat skausmingos yra ir nelabai gražiai atrodo, jeigu atviri batai. Tai va tokie pagrindiniai dalykai, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, sakykime, jeigu kalbėti apie tai, kad šiltas sezonas. Tas dažniausiai ir kreipiasi tada, kada skauda. Tai arba skauda nagą įaugusi kokį nors, arba skauda nuospaudą. Dažniausiai kreipiasi tada, kada atveja skausmas, o ne tada, kada ten mato kažką. Mūsų žmonės yra linkę patys namuose tvarkyti ar kažkokiom kaip priemonėm. Kaimynių pagalba, ten močiučių.
ir įvairiausių receptų čia girdžiu. Anot specialistės, gydymasis namuose savomis priemonėmis gali tik dar labiau pabloginti situaciją. Tos pasiekmes, kur matau jau aš, tai jos yra labai sunkios, galima pasakyti. Kitų matyti aš nematau. Kam pavyksta, kam pasiseka, tie pas mane neateina, bet šiaip esu turėjusi pacientų, kurie padaro cheminį nudegimą labai gilų, kur paskui reikia gydyti ilgai tą patį nudegimą. Žodžiu, nerekomenduoju jokiais būdais namie gydytis liaudiškom priemonėm. Kai kam pavyksta, o kai kam labai nepavyksta. O kokias bėdas dažniausiai bando gydytis namuose? Nuospaudas. Dažniausiai nuospaudas. Jau receptų tai galėčiau privardinti vairiausio. Kažkodėl tai visi galvoja, kad pavyks. Kadangi visi naminiai receptai yra susiję su cheminio nudegimo, bet kokiom medžiagom darimu, tai pasiekmes būna skausmingos. Dažniausiai tenka tada gydyti pirmą uždegimą, o po to jau šalinti nuospaudą. Į pėdų priežiūros specialistus dažnai kreipiasi žmonės sergantis diabetu. Beje, pėdų priežiūros kabinete sergantiems šią ligą procedūros atliekamos nemokamai. Mes tvarkom kojas diabetikam. Ligonių kasos šią paslaugą jau keli metai apmoka ir pacientų nereikia nei €1 primokėti. Tai labai yra patogu ir reikalinga procedūra. 4 kartus per metus, žodžiu, kas ketvirtį, diabetikas su šeimos gydytojos siuntimu gali ateiti ir mes tvarkom jam pėdas. Tie, kurie serga cukriniu diabetu, dažnai nemato arba prastai mato, yra vyresnio amžiaus, paprastai nutukę, sunkiai pasiekia kojas. Tai vat, jie turi galimybę susitvarkyti mūsų kabinete. Taip pat įaugusių nagų gydymas, susisukusių, netaisyklingai augančių nagų gydymas, sustarėjusių, suragėjusių, neįkerpamų nagų kirpimas, šalinimas, šlifavimas, ploninimas. Yra tokia paslauga, pavyzdžiui, senyviem žmonėm, tai yra taip sustarėję nagai, kad praktiškai jokiom priemonėm namie neįmanoma jų nukirpti, tai mes tą darom. Specialistė patarė, kad savo pėdomis reikia rūpintis visais metų laikais, o ne tik artėjant šiltajam sezonui. Kad pėdos būtų gražios ir sveikos, labai svarbu pasirinkti ir tinkamą avalynę. Mes visi labai norim būti gražus ir labai madingi. Ir kai kurios mados yra labai kenksmingos kojom. Tai va. Žodžiu, batai turi būti labai patogus. Kasdienė avalynė turi būti labai patogi, neturi spausti, neturi veržti, neturi būti aukšta pakulnė. Padas turėtų būti minkštas, iki 2 cm, amortizuojantis pats padas. Tuomet yra patogi avalynė. Tada mažiau darosi arba nesidaro, jeigu nėra problemų pačioj pėdai, nuospaudų. Nagai nenukenčia, nes kiekvienas, nors ir atrodo mikrotraumatizacija, jeigu jinai yra nuolatinė, jinai kenkia. Jeigu, sakykime, mes nupirksim per trumpą batą ir atrodo, kad šiek tiek pirštas remiasi, bet pavaikščiojus visą žiemą mes turėsim pakitusią nago struktūrą. Ir tada žmonės vaikšto, ieško, kas čia gali būti, gal grybelis, o elementariai būna sustarėjęs nagas dėl nuolatinės traumatizacijos. Aukštakulniai smailenosiai, jeigu moterim, yra ta avalynė, kurios nereikėtų nešioti. Pasak specialistės, dėvint netinkamą avalynę gali deformuotis nago formą. Ši problema kamuoja daugelį žmonių. Panevėžyje klinikoje mano gydytojas pėdų priežiūros specialistė viena iš nedaugelio specialisčių, kuri atlieka tokio nago gydymą. Kada būna per siaura avalynė, reiškia, labai dažnai būna taip, kad plati pėda ir siaura avalynė. Nagui vietos trūksta, labiausiai trūksta pirmam pirštui, nykščiui ir nagas po truputėlį jisai susisuka, pavirsta į vamzdelį. Tai tokiam nagui tiesinti yra būdas, yra klijuojama plokštelė speciali, kuri, reiškia, nešiojama yra nuo 6 iki 8 mėnesių ir palengva nagas yra ištiesinamas į normalią formą.
Klinikoje mano gydytojas pėdų priežiūros kabinete atliekamos šios procedūros: įaugusio nago gydymas, pedikiūras, nagų kirpimas, nago plokštelės rekonstrukcija, nago sąsaugos uždėjimas, suragėjusios odos šalinimas, karpų šalinimas, nuospaudų pašalinimas. Pradėkime rūpintis savo pėdomis jau dabar. Štai ir viskas, mėlyjeji, ką norėjome Jums parodyti šį kartą. Primenu, kad tie, kas nespėjote pamatyti visos laidos, tai galite padaryti internetinėme portale www.gntv.lt. Ačiū, kad žiūrėjote, likit sveiki.